Žengdami į 25 metus arba į naujosius metus, visi žvelgime į priekį, turime didesnių, mažesnių tikslų, tačiau naujieji metai, jiems bazė padėta būna senaisiais 24 metais. O 24 metai mūsų lengvaatlečių šeimai tikrai buvo įdomus, pergalingi, nelengvi, buvo visko, tačiau buvo ir daug asmeninių pergalių, asmeninių rekordų, daug šalies rekordų. Į Lietuvą, sakyčiau, sugrįžo, atėjo senai lauktas pasaulio rekordas, lauktas labai senai, nes tikėjomės tėčio, bet turbūt nėra nieko maloniau, kai vaikai pagerina savo tėvų rekordus. Į Lietuvą po 12 metų sugrįžo olimpinis medalis, daug kitų gražių kovų pergalių. Buvo visko. Buvo ir nesėkmių, buvo ir traumų, buvo ir tų vilčių, kurios neįsipildė. Tačiau, kaip sakė Brigita, sporto bendruomenė tuo ir stipri, kad šiandien nepasisekus, šiandien suklupus, ji gali, ne tai, kad ji gali, visą laiką kyla į naują kovą, į naujas pergalės. Planetos rekordininkas, jūs klysta, ne planetos, tarpplanetinis. Nes aš dažnai būnu Marse ar kur kitur, žinokit, nieks tokio rekordo nėra pasiekęs, ką padarė, aš jau sakau, 24 Mykolas. Tai tiesiog linkiu aš tik asmeniškai, vien dėl to. O čia aš dabar šitą simbolinę, laikyk drąsutę. O šičia yra 100 metrų. Šičia aš linkiu asmeniškai, kad vieną kartą mosteltum 100 metrų ir būtų 100-mečio ramu su Lietuvos to rekordu. Čia yra sidabrinis diskas. Ir aš noriu 2 kilogramai, taip, yra olimpinis diskas. Šitas sveria daugiau. Bet aš taip noriu, kad Mykolai ateityje šitą švisteltum taip, kad jis pavirtų į auksinį.